Sveiki. Gal prieš metus aš su Vaidu Žemaičiu Lekstučiu ir Mariu Jonaičiu įrašinėjom laidą. Ir kažkaip užėjo kalba apie teisingumo aušrą. Ir mes ant tai padiskutavom ir prieš tą laidą padiskutavom, ar jungsimės į teisingumo aušrą. Ir kažkaip priėmė bendros tokios kaip nuomonės, kad vis dėlto dar anksti būtų. Ir tiesiog bet koks judėjimas yra toks dalykas, jeigu jį renkiesi, ar ten planuoji į jį kažkaip įsilieti, tai yra, tu turi labai gerai apgalvoti, nes stojant į kažkokią partiją, tai jau yra labai ilgam laikui. Juk nesinori būti tokiam kaip tie sisteminiai politikai, kurie vaikšto iš partijos į partiją ir keičia partiją kaip kojinės. Man asmeniškai teisingumo aušra asocijavosi su dviejais asmenėmis, kuriuos aš asmeniškai pažinojau ir buvau labai geros nuomonės apie juos. Jie buvo man net kaip ir pavyzdys, koks turėtų būti politikas arba koks turėtų būti žmogus su asmeninėmis savybėmis. Tai galėčiau paminėti Algirdą Paleckį ir jaunąjį Kristoferį Voišką. Su Paleckiu aš pirmą kartą susidūriau Klaipėdoje, kada jisai su savo komanda, jau nepamenu metų, aš tada dalyvavau aktyviai Būkime vieningi veikloje. Ir pamenu, Paleckis atvažiavo su savo komanda į Klaipėdą padiskutuoti su Būkime vieningi komanda, su Vaidu, su manim, su Olegu. Ir Algirdas ieškojo turbūt įvairių bendradarbiavimo formų. Ir tada man Algirdas paliko labai gerą įspūdį kaip inteligentiškas žmogus ir, kaip sakoma, liaudyje visiškai nepasikėlęs buvo ir su juo buvo lengva bendrauti. Ir prisimenu vieną tokią detalę, kuri man labai pasirodė svarbi. Aš jo paklausiau, nes žinojau, kad Algirdas pradžioje buvo kaip ir už Europos Sąjungą, kada buvo tos politinės batalijos stoti Lietuvą į Europos Sąjungą ar nestoti. Ir televizijos vienoje laidoje jisai pasakė, kad yra už Europos Sąjungą ir dabar nepamenu, kokie tai metai buvo, bet aš jo paklausiau, kaip yra dabar, ar pasikeitė Algirdai jūsų nuomonė. Ir Algirdas Paleckis pasakė, kad jis tada klydo, jis yra pakeitęs nuomonę ir nuoširdžiai jisai pasakė, kad aš tada klydau. Tai yra labai toks bruožas, kada žmogus pripažįsta klydęs ir sugeba tai pasakyti viešai, nes visi mes darome klaidas, net ir politikoje. Ir tas man paliko labai didelį įspūdį. Kas liečia Kristoferį aš asmeniškai pažįstu ir mane žavėjo tokio jauno žmogaus erudicija, apsiskaitimas ir tiesiog su juo buvo lengva kalbėti įvairiomis temomis, geopolitinėmis ir mes viens kitą labai gerai suprasdavom, kalbėdavom apie Lietuvos ateitį, apie Lietuvos problemas ir aš savo bendraminčiams sakydavau, šitas žmogus turi didelę politinę ateitį, kadangi, kaip sakoma, tokie žmonės tikrai nesimėto. Ir tai žinodamas ir pažinodamas tuos du asmenis, aš kažkaip irgi pagalvodavau apie teisingumo aušrą. Bet, kaip sakiau, kada diskutavome su Vaidu ir Mariu įrašinėdami laidą, kad vis dėlto dar per anksti prisijungti prie jų, kadangi ten dar ta organizacija nebuvo kaip ir susitupėjusi, būdavo įvairių ten nuomonių dėl kitų žmonių, kurie atėjo. Ir tiesiog aš juos tikrai palaikydavau, kas liečia Algirdą ir Kristoferį. Ir
teko ir diskutuoti su Jonu Kovalskiu, kuris taip pat yra kietas riešutėlis, pasikaustęs tose temose. Ir taip galvojau, kad yra tokia kaip ir ateitis toj teisingumo aušroje surinkus gerą komandą. Bet vėliau vasarą atrodo sužinojau, kad Kristoferis palieka teisingumo aušrą. Man toks buvo kaip šokas. Aišku, aš žinojau, kad teisingumo aušroje yra įvairių žmonių ir tiesiog taip ir pagalvojau, kad galėjo būti taip, kad Kristoferis ten nesusigyveno, tiesiog skirtingi požiūriai į daugelį dalykų, bet tai čia tai detalės. Svarbiausia buvo tai, kad Kristoferis išeidamas padarė tokį kaip postą, kaip viešą pareiškimą, viešą tekstą, kurį paskelbė, dėl ko jis palieka teisingumo aušrą. Aišku, mes apie tai daug kalbėjome ir privačiai, aš žinau visą tą virtuvę ir norėčiau aš perskaityti Kristoferio to pareiškimą, kurį jis padarė palikdamas teisingumo aušrą, keletą sakinių, kurie pasako daug ką ir prie ko aš tai vedu. Kristoferis palikdamas teisingumo aušrą rašė pas save: tikroji priežastis, kodėl aš palieku teisingumo aušrą, kiek tai liečia patį minimąjį darinį, yra gerokai gilesnė ir jis sueina į klausimą, kokio tipo organizacija mums reikalinga. Ir reikalinga ne šiaip, o konkrečiai, esant konkrečioje situacijoje bei siekiant konkrečių tikslų. Iš jo aš supratau, kad toje organizacijoje tiesiog jis nerado ten savęs, nes buvo skirtingas požiūris, kaip visą tai daryti, kaip sukurti rimtą organizaciją ir įsilieti į rimtą Lietuvos politinį gyvenimą. Ir teisybės dėliai reikia man pasakyti vieną dalyką, kad kai aš sužinojau, tai iš pradžių ir ne tik aš, ir mano kiti bendraminčiai, pagalvojau, kad galbūt Kristoferis, kaip sakoma, perdegė ar už tai, kad būdamas jaunas, gal truputį radikalesnis ir biškį, kaip sakoma, sutirština spalvas. Tai pagalvojau, kadangi žinau, kad ten konfliktas vyko su Erika Švenčioniene ir žinau, kad Erika yra vyresnė ir turi daugiau gyvenimo patirties ir galvojau, gal Kristoferis kažkaip perlenkė lazdą, bet žinodamas jo moralinės savybės, kad tai tikrai tvirtas žmogus, į kurį galima atsiremti, prašyti pagalbos, idėjiškai labai tvirtas, tiesiog, kaip sakoma, aš tai pavadinčiau politinis grinolis. Man tai buvo visa ta situacija truputį keista. Tai visas tas šurmulys, kuris įvyko, man paliko tokį keistą jausmą ir aišku, aš pasakiau savo, stebėsiu tą situaciją iš šono ir žiūrėsim, kas ten bus. Taip pat, aišku, mes esame kalbėję, kad labai keistai žiūrisi kai kurie žmonės toje organizacijoje. Vis dėlto Teisingumo aušra yra kairioji organizacija, kairiųjų pažiūrų žmonėms. Ir pavyzdžiui, būsiu atviras, toksai Kazimieras Juraitis, teko man su juo bendrauti, kartu bandėme įrašyti laidą su Rolandu Paulausku. Normalus žmogus, visuomeniškas, bet man labai krito toks epizodas jo gyvenime į akį, kada jisai susidėjo su Stanislovu Tomu ir jie rinko pinigus iš pensininkų ir
tie pinigai, kaip sakoma, prapuolė. Jie ten kažką bandė liktai išmušti pensininkams didesnės pensijas ten, ar Europos teismuose, aš ten tiksliai tų detalių nežinau. Jeigu jūs domina tos konkrečios detalės, jūs galite susirasti Algimanto daktaro docento Algimanto Lebionkos straipsnius. Jis ten labai viskas smulkiai yra aprašęs. Ir kiek aš žinau, tie pinigai nebuvo gražinti ir man toksai buvo kažkaip toks momentas, kairysis judėjimas ir Kazimieras Juraitis kažkaip galvoju, nu nieko, visko būna, bet būsiu atviras, aš nelabai simpatizuoju Stanislavui Tomui, tam advokatui, kiti gal turi kitą nuomonę, tiesiog mano tokia intuicija ir čia yra grinai mano asmeninė nuomonė ir man toksai buvo momentas, o Kazimieras Juraitis, jo visa ta veikla, ta tokia, kaip sakoma, fasadinė veikla, daug tos pompastikos, visokių tokių ten tų renginių ir be to tikrojo, kaip Kristoferis įsivaizdavo, Teisingumo aušroj tokios veiklos kaip ir nebuvo. Ir tada kažkaip man paliko, aišku, ten tų visų detalių nežinau, bet žinau tai, kad ta Teisingumo aušra, kurią paliko Kristoferis, jam labai nepatiko organizacinių ar kitų požiūrių. Ir norėčiau pacituoti dar vieną sakinį, jo Kristoferio mintį. Čia labai ilgas tekstas. Va, radau. Kristoferis rašo, mano įsitikinimu, pradžių pradžia tai yra vienminčių grupė. Būtent vienminčių tai yra žmonių, kurios jungia vienas tikslas, viena pasaulėžiūra, vieningi principai ir vieningas supratimas, kaip visą tai pasiekti. Na ir realus darbas. Visų pirma, suformuojant smegenų centrą, konceptualinę, analitinę grupę ir visų antra, vystant savarankišką žiniasklaidos kanalą kaip priemonę smegenų centro generuojamoms idėjoms transliuoti į mases. Žiūrėkit, dabar praėjo tiek laiko, visa tai, apie ką rašė Kristoferis, nieko tokio nėra Teisingumo aušro, maža to. Ten yra tokių veikėjų, ir aš tikrai linkiu Teisingumo aušrai sėkmės. Žinau, kad dabar yra naujas lyderis, Darius Norkus. Aš jo asmeniškai nepažįstu, žinau tik iš interneto. Ir aš, jeigu jisai klausys šitą mano video, tikrai linkiu sėkmės Teisingumo aušrai, bet norėčiau kaip ir padėti jai savo tokią, kaip sakoma, kuklę pastabą. Apie ką rašė Kristoferis, tai yra labai svarbu. Visų pirma, bendraminčių komanda. Aš dabar matau Teisingumo aušroj didelį balaganą. Tiesiog mes tada, aš pažinodamas Algirdą Paleckį ir Kristoferį Voišką, aš tada net nesiryžau stoti į Teisingumo aušrą, kadangi, kaip minėjau, tai yra toks labai svarbus įvykis gyvenime, kada tu renkiesi partiją ar judėjimą, tai yra, negali jų keisti kaip kojinės. Bet dabar, pavyzdžiui, tie, kurie galvoja apie kažkokią politiką, tiesiog tas judėjimas atrodo, tiesiog klounada tenais. Ir ten tokių veikėjų yra, kurie, tiesiog, mano manimu, vykdo destrukcinę veiklą, nes turiu minti, yra toks kaip ir Vilmantas Povilaitis, kuris žinomas kaip didysis vienytojas ir jis vienijasi su visais, ir su Nendre Černiauskiene, ir su Kazimieru Vaišvila, ir su Audriu Butkevičium, su visais. Ir kiek aš bandžiau su juo diskutuoti, jis man kaip asmenybė tai visiškai neįdomus. Man įdomus kitas dalykas, kaip tokie žmonės gali būti Teisingumo aušroje ir kokią gali jie vystyti bendrą veiklą. Pagalvokite logiškai, kokia gali būti bendra veikla, kada žmogus vienyje, kažkokios papildomos veiklos, vienijasi su ir Kazimieru, su Zigmu Vaišvila, kuris atsiliepia labai blogai apie Algirdą Paleckį, ir su to pačiu Audriu Butkevičiu, kuris jo veikla tiesiog kelia pasibjaurėjimą, ir visais vienijasi.
kada aš su juo kalbėjau, jisai sako, yra daug normalių žmonių, ir rusofobų, ir nerusofobų, ir yra ten tokių, kurie tie prieš NATO, bet jie nelabai susigaudo Ukrainos tematikoje. Nu, žodžiu, kažkoks chaosas. Aš manau, mano toks būtų patarimas, kad kažkokie turėtų būti kriterijai arba bent kažkokie punktai, su kuriais turėtų visi sutikti, nes jeigu žmonės, kurie nori prisijungti prie Teisingumo aušros ir mato tokius veikėjus, tiesiog galvoja, nu čia tikrai klaunai. Kitas klausimas, ar jie yra natūraliai tokie, kaip sakoma, klaunai, ar jie yra specialiai daro tokias destrukcijas, kur, pavyzdžiui, kaip minėjau, kad dabar jungtis prie Teisingumo aušros, aš kol matysiu tokius veikėjus, aš niekada neprisijungčiau. Ir turėtų, mano manimu, būti kitaip. Aš jo paklausiau, pavyzdžiui, ar, aš jau minėjau savo praeitame video, ar toks Algirdas Paleckis vienytųsi su tokiais, kurie nesusigaudo Ukrainos tematikoje, arba jie tiesiog palaiko Azov, ten tos nacistus. Ir aš manau, kad ne, nes aš mačiau diskusiją, kaip kalbėjo Algirdas Paleckis su Nagliu Puteikiu, tiesiog ramiai, tvirtai Algirdo pozicija aiškiai, ir aš manau, taip turėtų būti Teisingumo aušroj. Bet taip kažkaip juokinga, ar Teisingumo aušroj reikia daryti kažkokias politinės valandėlės, aiškinti tokius paprastus politinius dalykus. Aš už vienymąsi, bet turi būti idėjiškai, kaip Kristoferis mini, vienminčių grupė. Būtent vienminčių, o ne ten kažkokių tokių, kurie čia su Butkevičiu mes pasivienėsim, čia su Černiauskiene, kuri už NATO yra. Nu, vienu žodžiu, tikrai tas dalykas man yra labai aktualus ir manau, kad komentaruose jūs parašysite, ką jūs apie tai galvojate. Kas liečia Eriką, aš, kaip sakiau pradžioje, maniau, kad jinai yra didesnę patirtį turinti moteris. Kristoferis gal buvo jaunas, gal pasikaršiavo, bet dabar aš manau, kad aš tikrai klydau. Manau, kad Kristoferis buvo labai žvalgus, palikdamas Teisingumo aušrą. Jisai matė, jisai man apie tai pasakojo, aš detalių nenoriu minėti, bet tas Kristoferio žvalgumas mane tiesiog pribloškė, kaip jis visus tos dalykus matė, to, ko nematė kiti. Ir šiaip ten internete, turbūt socialiniuose tinkluose matot visi, kaip ten pykstasi visi, kaip ten nevaskaldo, kaip kiti rašo, kad ten kažkas pila purvą. Visiškai ne. Tiek Vaidas Žemaitis, Lekstutis tiesiog parodo nuogą tiesą. Nes tiesiog imkime paprastą pavyzdį, kuriame Erika tiesiog pasielgė dviprasmiškai. Aš esu šiaip už teisybę ir tada, kada buvo, pavyzdžiui, atvejis su Erikos Švenčionienė, su Nida Vasiliauskaitė, aš buvau Erikos pusėje, nes Erika buvo tada teisi. Bet dabar, kada įvyko atviras fašisto išvarimas, Vaido ir Eglės išvarimas ir Erika pakomentavo dviprasmiškai apie tą Rutkūną, nu tiesiog tiems, kurie tikrai galvoja apie Teisingumo aušrą, galvoja, ne, aš tikrai, čia neaišku yra. Bet aš matau, kad kiti yra tiesiog ją įsimylėję, tiesiog deda ten į Facebooką mūsų prezidentę. Čia visa tai yra pompastika, negalima nieko aplamai įsimylėti, reikia normaliai bendrauti. Bet šiaip mano giliu įsitikinimu, pasakysiu jums atvirai, man pasirodė, kad Erika yra labai gera aktorė. Ir pamirškime tą Rutkūną, bet po to kažkaip vis tiek jinai savo socialinį tinklą deda Landsbergio sūnaus atliekamą kažkokią ten dainą. Aš suprantu, kad muzika yra visiškai, kaip sakoma, kitas dalykas, bet
Bet man asmeniškai, aš nežinau kaip jums, man asmeniškai tai daug ką pasako, kad vis dėlto ten, tarp kitko, buvo komentaras, kažkas sakė, yra ir kito atlikėjo tos dainos versija, ne Landsbergio, bet tiek to. Ir kažkaip taip palieka tokį, kaip sakoma, tokį kaip negerą jausmą. Šiuo atveju turėjo būti visiškai kitaip. Erika turėjo pasakyti, Rutkūnas yra fašistas, nes, kodėl aš taip sakau, kadangi pasižiūrėjus į jo profilį, jis tiesiog tas, dėl ko įvyko konfliktas, Rutkūnas, jisai finansiškai rėmė Ohmaną, kuris viešai ragino žudyti rusus per LRT. Yra, man rodos, išlikęs net įrašas ir jį galima susirasti. Ir čia negali būti teisingumo aušroje tokių dviprasmiškų, o jis ten geras šokėjas, jis tenais, aš nieko neturiu prieš muziką, ten Ukraina yra taip, vieni yra už Ukrainą, kiti už Rusiją, čia mes nenorime karo. Čia ne, čia tokie dalykai gali būti buitiniam lygyje. Jeigu yra teisingumo aušra, jinai turi turėti griežtą politinę liniją. Negali būti čia vieni už karą, kiti prieš, vieni už Ukrainą, kiti už Rusiją, čia mes ten dar kita nuomonė, kad karą sukėlė kažkokie tai globalistai, kurie valdo ir Putiną, ir Zelenskį. Visos šitos nesąmonės turėtų, tiesiog nepriduoda to politinio stuburo. Aš tokių problemų neturėjau nei su Algirdu tokiom temam, nei su Kristoferiu Voišku, nei su Jonu Kovalskiu. Tiesiog viską supranta taip, kaip yra, iš tikro. Aš nesakau, gali žmonės turėti kitą nuomonę, bet man atrodo, tada jie turėti nebūti teisingumo aušroje. Ir ką norėjau dar pasakyti, toks Povilaitis turėtų būti visiškai kitoje politinėje organizacijoje, kokiu ten Nendrės ar Zigmo Vaišvilos partijoje, kurie ten vienijasi, ką jisai daro teisingumo aušroje. Aš, pavyzdžiui, niekada nestosiu į teisingumo aušrą tol, kol bus tokie veikėjai, kurie vienysi su kažkokiais tais natovcais. Galbūt, kai Algirdas sugrįž, situacija bus kitokia. Gal, aš manau, jis susitvarkys. Manau, kad ir naujasis lyderis tos dalykus iškels savo susirinkimuose ir apie jos kalbės ir bus tai viešai žinoma. Ir dar ten yra žmonių, kurie šalia teisingumo aušros, lyg tai jie ne judėjimo nariai, bet lyg tai ir važiuoja pas Algirdą Paleckį kalėjimą, bet kai ateina situacija tokia konkreti, kada fašistas išvaro mūsų bendraminčius, kurie tikrai, ir Vaidas tikrai, Žemaitis, Lekstutis simpatizavo teisingumo aušrai, Algirdui, ir taip dviprasmiškai pasielgia, tada lieka toks tikrai nebeaišku, ar tikrai tas saugumas infiltruoja žmonės ir tiesiog daro tokį balaganą. Aišku, jie daro. Aš nesakau konkrečiai pavardėm, bet technologijas aš atpažįstu. Tikrai aš atpažįstu. Ir pasižiūrėjęs paskiau tų veikėjų, nenoriu minėti pavardžių, profilius, ten dalinasi Ukrainos rados, ten YouTube kanalais, ten visokiom tom nesąmonėm ukrainietiškom. Kažkaip keista, kad tiesiog, aišku, iš tokių dalykų negalime daryti išvadas, bet tie žmonės turi teisę dalintis tom, kam jie nori, bet koks ryšys yra su teisingumo aušra, tada gaunasi tikrai balaganas. Kaip sakoma, turi būti politinė higiena. Kitaip šitas judėjimas yra pasmerktas žlugti. Tai tokios mano mintis buvo, vis prisimenu Kristoferį ir tiesiog tikiuosi, kad su juo yra viskas gerai ir su teisingumo aušra viskas bus gerai. Tiesiog jie turi išsivalyti ir padaryti reikia politinę higieną. Tai būtų toks mano patarimas teisingumo aušros naujam vadovui ir tie, kurie mane klauso, nes be to viskas bus tiesiog tokiam lygyje.
patys žinote, kokiam lygyje ir nebus jokio judėjimo į priekį. Tai tokios mano mintis, dėkoju, kad klausėt. Aišku, čia buvo mano asmeninė nuomonė, jei kas nesutinkat, rašykite komentaruose, aišku, mandagiai, nes ateina ten pas mane, komentuoja visokie tokie, kaip sakoma, iškart pradeda tujinti ir aš su tokiais demokratijos nežaidžiu ir nežaisiu. Tai tiek tada šiam kartui, ačiū, kad klausėte, tada iki kitų kartų. Iki.